Labas, šiandien savaitgalis, sekmadienis ir nusprendėme vėl leistis į pažintinę Lietuvos kelionę. Ir šį kartą aplankysime Jonavą, kur pamatysime kitus lankytinus objektus, tarp jų Kauno gatvę, Mažųjų Žinienų piliakalnį, Kulviečio obeliską. Todėl ilgiau nedelsdami leidžiamės į kelionę. Galiausiai atvykome į Jonavą ir miesto pažintį pradėsime nuo geriausiai išsilaikiusios seniausios miesto gatvės, kuri yra Kauno gatvė. Tai yra gatvė, kurioje yra namukai, priklausė žydų amatininkams ir pirkliams. O iki Antrojo pasaulinio karo Jonavos didžiąją miesto gyventojų dalį sudarė žydų tautybės gyventojai. Tai šiek tiek istorijos. Atvažiavome prie kito objekto. Tai paminklas, obeliksas skirtas Lietuvos raštijos bei aukštojo mokslo Lietuvoje pradininkui Abromui Kulviečiui, kurio aukštis siekė 117 metrų. Atvykome į Mažųjų Žinienų piliakalnį. Toks gamtos užkampis visiems gamtos mylėtojams, kur yra 43 metrų aukščio skardis ir nuo kurio atsiveria pasakiški vaizdai į Neries slėnį ir salas. Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčia ir joje esanti Korsakovskių kripta, kurioje yra palaidoti šio miesto įkūrėjai didikai Korsakovskiai. Ir yra minima, jog šio miesto istorija prasideda nuo 18 amžiaus. Uždarytas kiemas į Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčią. Neseniai pavalgėme, buvome užsukę į Čeli picą, bet aš ten viduje nefilmavau, nes ten buvo gana triukšminga, gana didelis žmonių antplūdis. Tai nusprendžiau užbaigti vlogą šiuo pasivaikščiojimu. Gintarė čia kai ką surado telefonu, tuoj parodysiu. Spalvą galėsite pakeisti po 25 sekundžių. Pasirinkite norimą spalvą. Nemažai Jonavos ir Jonavos rajono objektų jau išvydome. Ko gero jums patiko mūsų darytas vlogas ir susitiksime kitose. Labas, senai nesimatėme. Šiandien nusprendėme atvykti į Molėtų rajoną, kur yra garsus, gerai žinomas Molėtų technikos muziejus, kuriame galima pamatyti apie 140 įvairių automobilių, motociklų, priekabų ir kitų transporto priemonių. Bei pamatyti audio, radio ir tele aparatūrą. Tai kiek pasidomėjome, bilietas kainuoja 10 eurų ir 9 eurus
Nu, bet taikoma atitinkama nuolaida pagal amžiaus grupės. Taigi, eisime dabar ir nusipirksime bilietus. Nusipirkome bilietus, po 9 eurus kainavo. Tai 18 eurų gavos bendrai. O, čia įvairi radio, tele aparatūra, seni žurnalai. Zaruliam 1989 metų leidinys. От противостояния к благожелательности. Moku skaityti rusiškai. O. Patys įsitikinote. Senosios kasetės. Visos muzikinės. O, ir šileliai. Banga. Ir kas keisčiausia, jog šiandien yra paskutinė sezono diena, kai muziejus veikia. Tai mums labai pasisekė, nes jau rytoj bus uždaryta. Ir mums pasiūlė dar užsukti, paragauti kareiviškos košės. Rolls Royce'as. Maskvyčius. Mano tėtė vairavo tokią mašiną. O, policijos mašina. Jau ne vieną matyta šiandien. Nu, turime į muziejuje. Tai tepalas siurblys. Nu, čia jau tokia senesnė policijos mašina. Greitosios. O, netgi milicijos mašina. Seniai plakatai. Senoji telefono būdelė. Gintarė, įeik į vidų. Paskambink kam nors. Radau dar vieną savo tėtės mašiną, bet jinai perdažyta. Anksčiau jie važinėdavo, nu, kaip matote, Kauno oro uoste. Škoda Favorite. Atrodo, lyg anksčiau tokios margesnės mašinos būdavo gaminamos. Vyravo toks platesnis spalvų spektras. O dabar jau mažiau spalvų dominuoja mašinų gamyboje. Transliacija dingo. Reikia anteną pakoreguoti. Senoviniai siurbliai. O, žaislinės mašinėlės. Fotoaparatai, kameros. Ne, manau, kad čia fotoaparatai tiesiog. Nes kameros tais laikais buvo, nu, masyvios. Seniai stalo žaidimai, laikrodžiai, raktas nuo miesto. Nuo miesto vartų. Kavos aparatai. Samovaras,
Skrudintuvas minutėlė. Daugiau aparatūros, kasetės. Reikalauja įtampos, kasdieninių stresų. Pats mačiau savo geriausių draugų žuvimą, taip pat sporto meistras imtynininkas. Vieni pirmųjų telefonų Nokia, Siemens, Ericsson. Tikrai nėra lengvas darbas. Aha. Tele2 atmintukas. Nu, čia nėra taip senoviška, bet nežinau, kažkodėl nusprendė čia padėti tarp kitų daiktų. O, žaidimų aparatas. O, ko gero. Čia jau labiau ūkiška technika dominuoja šioje ekspozicijoje. Gana šalta šiandien. O, čia kapotas pakeltas. Kažkas neremontavo. Kažkas pradėjo remontuoti ir nesuremontavo. Aš čia sriubos gavau. Čia skaitos kopustienė, ne? Kopustienė. Harčio maždaug panašiai galbūt. Nes mėsos yra šiek tiek ir pipirų dėta. Nu. Karčio. Čia mums šauliai iš Giedraičio kaimynai mūsų į vakarą išvirė. Paruošė ją, nu kaip šauliai, tai čia įrangą turi, čia ne mūsų. Ai, čia ne jūsų, ne? Aha. Mes jau šiandien paskutinius savaitgalius dirbam, sezoną užbaiginėjom, tai vat ir atvykusius lankytojus vaišinam. Nu, kaip gerai. Net nežinojom, kad šiandien paskutinė diena. Mes dar Kasoj pasakė, kad... Bet, ta prasme, Aha. jau viskas. Tai džiugu, kad suspėjom atvažiuoti. Jau pačiu laiku. Netgi lėktuvas yra eksponuojamas tokioje vietovėje. O nuo kada čia sezonas atsidaro? Nuo gegužės pradžios ekskursijos prasideda. Priimam lankytojus jau. Aha. Nuo pirmo savaitgalio gegužės. Gintarė nemoka atidaryti gaisrinės. Atidarė, šiaip ne taip. Tai lip. Tai vidu. Lipk, jeigu jau atidarė. O, lankstumą reikia. Na. Bilietai. Kur jūsų bilietai? Nebandykite gudrauti ir pabėgti. O suprantate, apie ką dainuoju? Kelias į žvaigždės. Taip kaip atrodo kelias į žvaigždės. Pavaikščiojom technikos muziejuje. Daugybė čia transporto priemonių. Ir daug laiko čia galima investuoti. Čia netgi galima visą dieną pravaikščioti šioje vietoje ir pasisemti šaunių įspūdžių. Na, o mes tai čia porą valandų pavaikštinėjom, patyrinėjom
Ir dabar važiuosime link Dubingių piliakalnių. Atvykome į antrąjį objektą Molėtų rajone. Tai Dubingių piliavietė, Dubingių piliakalnis. Kalbama, kad kadaise ant Dubingių tilto stovėjo didinga pilis. Ir ten po vestuvių su Žygimantu Augustu toje Dubingių pilyje gyveno gražioji Barbora Radvilaitė. Tai yra išlikusi tokia legenda. Gana nemažai čia tų laiptelių. Radvilų rūmai Dubingiuose. Patyrinėjome Dubingių piliavietę ir dabar važiuosime į Mindūnų apžvalgos bokštą, kuris yra visai netoli nuo mūsų. Atvykome į Labanoro regioninį parką. Ir šiame parke yra Mindūnų apžvalgos bokštas, kurį sudaro net 214 laiptelių. Pasitinka mus apžvalgos bokštas. Didingas, gigantiškas. Nu, dabar nedelsdami pradėsime lipti į viršų. Na, užsilipame galiausiai į Mindūnų apžvalgos bokštą. 36 metrų aukštis čia. O vaizdai pasakiški tiesiog. Daug laiptelių. Gintarė, linki gerų dienų. Na, jau sutemo. Ir pabuvome Mindūnų apžvalgos bokšte. Nusileidome ir ten dar netoli buvo toks tiltelis link Baltųjų lakajų ežero. Na ir dabar grįžome į mašiną ir pajudėsime atgal. Tai šiandien buvo tokie Molėtų vietovių įspūdžiai jums ir susitiksime kitą kartą. Iki.